Sveiki, čia Studijos lengvai. Žinot, viena iš labiausiai akis badančių problemų studentų baigiamuosiuose darbuose yra ne prastas tyrimas, ne nevykusios analizės, bet studentų negebėjimas gražiai ir rišliai rašyti. Bandykim tai išspręsti. Yra labai vienas paprastas būdas, kaip galite pagerinti savo teksto kokybę, tai yra visą laiką vadovautis 3 sakinių taisyklę pastraipai. Ir turėkite omenyje, kad jūs nesate Williamas Faulkneris ir jūs nerašote vieno sakinio pastraipos per keletą puslapių. Jūs rašote akademinį tekstą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pirmasis jūsų sakinys visą laiką yra kažkoks teiginys. Jūs deklaruojate kažką, ką jūs manote, kad yra tiesa ir duodate tam šaltinį kažkokį, nurodote kažkokius pagrindžiančius šaltinius, straipsnius. Galų gale tai gali būti teiginys besiremiantis sveikų protų, bet vienaip ar kitaip, pirmasis sakinys pastraipoje yra deklaracija apie tikrovę. Antrasis sakinys visą laiką yra pagrindimas, patikslinimas, paaiškinimas to, ką jūs pasakėte pirmame sakinyje. Na ir paskutinis sakinys yra apibendrinimas arba išvada su subtiliu nukrypimu link kitos pastraipos. Antro tipo sakinių be abejo gali būti daugiau. Vadinasi, mažiausiai 3 sakiniai per pastraipą, bet nedaugiau vienos minties per pastraipą. Jūs pasakote, ką jūs manote, kad yra tiesa, tai pagrindžiate, kad ir kiek sakinių tai užtruktų, ir tuomet apibendrinate ir nukreipiate skaitytoją į sekančią pastraipą, kur bus gvildenamas jau kitas teiginys apie tikrovę. Sekančiais principais jūs nesunkiai galite papasakoti įdomią ir rišlią istoriją, neapsunkindami skaitytojo, žongliruojant mintimis, kurias jūs bandote perteikti, ar bandant iššifruoti, tai visgi kas yra tas dalykas, ką jūs norite pasakyti šioje konkrečioje pastraipoje ar šiame konkrečiame skyriuje. Tokia pastraipų konstravimo technika užtikrina, kad jūsų tekstas bus lengvai suprantamas ir rišlus. O tai yra jau labai daug. Prisiminkite, kad tik tai nevykę mokslininkai apie paprastus dalykus rašo sudėtingai. Nekiškite savo kojos, rašykite paprastai. Kam studijuoti sunkiai, jei galima lengvai?